Sveiki, čia aš Adamas, atsiųstas Agartos dievų. Šiandien pakalbėsiu tikrai rimtą temą. Taigi pakalbėsiu apie zombius. Kas jie yra ir iš kur jie atsirado. Taigi pradžiai jie sklindo kaip legendos. Apie 15 amžių LDK kunigaikštis Vytautas pamatė aplink dabartinį Naujininkų rajoną vaikštantį zombį. Jis pakvietė savo šamanus ir liepė pasakyti, kas per pietuhas čia vaikšto jų valdose. Jie patys nesuprato, kas tai yra. Jis baisiai niūchino ir buvo apkandžiota maike. Taip pat buvo įsitrinęs svogūnais. Vytautas privertė jį prikalti prie kryžiaus ir iškepti. Kai iškepė, visi jį suvalgė. Taip ir buvo išsiaiškinta, nes jiem tai davė hunger. Po kelių šimtų metų jie pradėjo vaidinti filmuose. Visokie maži ir stori vaikai žiūri tokius serialus kaip The Walking Dead. Tai kenkia mąstiniam išsivystymui. Jacobas Rothschildas prie to yra stipriai prisidėjęs. Jis tai neakivaizdžiai parodo, kokie mes tapome dabar. Tai, kaipgi matote, zombiai iš tikrųjų egzistuoja. Kadangi jie yra durni, tai filmuose jie mažai uždirba. Šiuo metu zombiai nuo žmonių nedaug skiriasi, nes abu yra besmegeniai begemotai. Žmonių valgymų nebeužsiima nuo 1960 metų, kai pradėjo skleisti naujus chemikalus į žmones. Dabar šitos varkės nebesisuka. Dabar net ir zombiai tapo kapitalizmo kiaulės. Jie yra skiepyti nuo COVID-19 čipo. Ir gale kokia yra jų išvaizda. Jie būna vidutinio ūgio. Dažniausiai apkandžiota maike ir niūchina svogūnais. Tai buvau aš čia Adamas. Siūlau būti susijungus su Dievu ir iki kito karto.